Ir sustos prie vyro vyras vėl trispalvė plevėsuos, ką ligšiol globojo girios, tiestos ginti Lietuvos. Sveiki, su jumis sveikinasi partizanų būrio vadas Sakalas. O jūs kokiu klausimu? Ai, spektaklis Mergaitė su šautuvu. Eime papasakosiu. Paskui mane. Kai išgirdau, kad bus statomas spektaklis Mergaitė su šautuvu, labai apsidžiaugiau. Nes šis kūrinys kalba apie partizaninį judėjimą. Ir šis judėjimas padėjo pamatus mūsų nepriklausomybei, kurią mes gavom 91 metais. Nes visų partizanų vyrų, moterų paaukoti gyvenimai, darbai, gyvybės, tai buvo pasipriešinimas sovietam. Ir kai atėjo galimybė mums turėti laisvą Lietuvą, mes turėjome įrodymus, kad mes priešinomės, kad ne savo norų priėmėm sovietus. Ir tai yra jų milžiniškas indėlis, todėl kad mes dabar turime laisvą, gražią Lietuvą su savo kalba, su savo tradicijomis. Man pačiam šitas spektaklis yra labai svarbus, nes pas mane šeimoje buvo šviesuliai, tokie kaip mano senelis Vytautas Tarutis, kuris buvo partizanų ryšininkas, Veronika Tarutytė, kuri spausdino kronikas ir vaikišką krikščionišką literatūrą slaptai, taip pat buvo šaulė. Tai šį spektaklį tam tikrą prasme aš dedikuoju ir jiems. Pats kūrybinis procesas labai džiugino, nes su režisierė Giedre buvo labai įdomu dirbti. Keliavome į tokį miestelį Gegužinę, kur buvome buvusioje partizanų slaptavietėje bažnyčios viršuje. Ten labai daug dalykų sužinojo, mums papasakojo apie patį judėjimą. Pamatėme tas vietas, kur vyko įvairūs pasipriešinimai. Esu labai dėkingas visai kūrybiniai komandai, nes turėjom labai gražų, jautrų ir įdomų laiką. Margis bunkeryje yra dar vienas partizanas, kuris įkanda atėjusiems tribui ir tas pabėga išsigandęs ir jisai mus saugo, tai mūsų toks kaip sargas yra bunkeryje ir tai yra dar vienas partizanas. Taip, Margi? Taip, geras čiūčiukas, geras.